Čia mūsų viešbučio porto salė, koridorius. Kada čia kambariai 5,17, 5,15. Čia tokia kaip kolona padaryta. Va. O čia mūsų kambarys 5,20. Įėjom. Pirmiausia, kol išsiaiškinom, kaip paveikti elektrą. Kad veiktų elektra, tai reikia įkišti kortelę. Kitaip jinai neveikia, nes čia tamsoj buvo. Kambario kainos. Jeigu matote, tai 205 eurų para. Viskas labai vėlgi modernu. Viską kaip atėjom televizoriui buvo parašyta Hello Mr. Skersis ant televizoriaus. Čia Janukas miegos odiniai tokioj lovoj odoj. Čia puodukai, arbatos, kavos, laikraščiai, net. Viskas for free. Televizorius tik biskį gėdingas. Kas čia? Čia va, filmus galima pasirinkti, už tik aišku kainuoja pinigus, pasižiūrėti kokius nori. Čia mūsų valova ir kambarys. Čia va, veidroduks. Ir va, aš save čia galiu pamatyti. Va. Telefonas, lovytė irgi odinė. Va. Bet geriausią dalyką aš palikau pabaigai. Tai yra, tiesa, čia dar spinta, seifas, šaldytuvas. O čia, va, žiūrėkit, vonia, dėmesio. Žiūrėkit, vonia, marmuras ar kas čia. Čia plytelės nusišneku. Bet šiaip, voniaus dydis kai salė. Taip sakyčiau, prabangiai. O naitė padaryta, dušas, aišku, buvo gal geresnis Lisabonoj. Bet šiaip, tas pasižiūrėkit, visokiausių muiliukų, losjonų, dušų žalės, vienkartinių stiklinių, rankšluosčių. Net yra ir va, plaukų džiovintuvas. Ir tai tik kainavo 56 eurus ant 3 žmonių, nors reguliari kaina yra 250 eurų. Taip kad viešbutukas jau toks solidus. Ar taip, Janu? Taip. O kvaksutis ką? Taip.